Aš svajau greičiau išeiti į dekretą, kad negrįžti į tą darbą. Skamba įspūdingai, per metus 44 000 žmonių bendruomenė grupėje. 20 000 čia turbūt buvo iš tikrųjų po 2 mėnesių net. Influenceriams rašiau, ten pavyzdžiui, mamoms vedančius blogus, kad aš turiu tokią idėją ir ar galite man padėti. Kaip uždarą grupę galima monetizuoti? Leidžiam kokį 1-2 reklaminius postus per dieną, nors tų postų būna virš 30 per dieną. Tada pakeli kainą, vis tiek ateina, pakeli kainą, vis tiek ateina. Kiek kainuoja reklamuotis jūsų grupėje? Savo Instagramą, kai monetizavau, tikrai labai mažai aš įdėjau pinigų. Jeigu žmogus turi daug pinigų, tai faktas, kad galima per metus laiko ir 50 000 sekėjų surinkti. Bet kaip tai padaryti, neturint lėšų? Turiu jau gan didelę komandą, kuri man padeda. Dėl buities, tai mes su vyru 50-50. Mano pagrindinis darbas turbūt būna ryte, kai jos dar miega, ir vakare, kai jau irgi užmigusios. Moters tokia karjeros sėkmė auginant vaikus, tai šalia labai geras vyras, kuris negulės po darbo televizorių nežiūrės. Tele2 namų internetas kaip tik man ir visai pigiai išeina. Plieninis arklys, darbų šurmulys, o stora pižama tarp prie kūno glaudžias. Ofisai brangų, verslas iš namų, 5G pigiai, digital erdvės audžia. Tiek interneto, 5G interneto, tiek daug už pigiai. Tiek interneto, Tele2 interneto, 5G taip pigiai. Žemės darbai, konferencijų šimtai, iš forumo į forumą, pigaus plano per akis užtenka. Tiek interneto, Tele2 interneto, 5G taip. Tele2 5G namų internetas. Greičiau, pigiau ir visaip labiau. Tele2 5G namų internetas pirmus metus net 50% pigiau, o 5G modemas tik 5 € mėnesiui. Sveiki, čia laida Mama dirba sau ir mano pašnekovė Viktorija Voitkevič, kuri ne tik padeda mamoms susirasti darbo, bet ir padeda moko, kaip elgti socialiniuose tinkluose, marketingas, kurti turinį ir kaip uždirbti iš socialinių tinklų. Sveiki, Viktorija. Sveiki. Tai kuri labiau pagrindinė jūsų veikla, ar jos eina lygiai grečiai? Mamų darbo birža 44 000 bendruomenė ir dirba mamos puslapis Instagrame, Facebook'e, kur mokote marketingo paslapčių. Tai pirmiausia, pirmus 4 mėnesius tai buvo akcentas labiau į mamų darbo biržą. Bet dabar turiu tam tikrus paskirtus žmonės, kurie yra atsakingi už visą komunikaciją, už komentarų tikrinimą, už postų tikrinimą. Tai aš viską palikau nuošaly ir dabar orientuojasi labiau į dirba mamos, būtent į Instagramą, į mokymus mamoms ir viskas apie marketingą. Tai kaip ir nepalikau mamų darbo biržos, viską pati kuruoju, bet tas toks dėmesys labiau skirtas mokymams. Skamba įspūdingai, per metus 44 000 žmonių bendruomenė grupėje. 22 metais pradėjote, netrukus bus metai. Kaip 44 000 tokią bendruomenę suburti? Iš tikrųjų, viskas prasidėjo nuo idėjos, aš ją labai tikėjau ir aš manau, kad tai buvo tokia labai didelė motyvacija eiti pirmyn. Nebuvo taip, kad šiandien nepasisekė kažkas, bet metu viskas šiandien man ne. Aš labai tikėjau tą idėją, kaip ir dabar tikiu. Ir dėl to, nežinau, buvo labai daug drąsos kurti, daryti, nes pirmiausia, kai buvo sukurta grupė, tai ten buvo labai tylu, nebuvo nei rašančių, tai turėjau aš vesti tas diskusijas, taip pat turėjau pritraukti tos sekėjus, taip pat turėjau kažkiek ir investuoti pinigus, kad
jie rinktųsi. Na ir galiausiai viskas taip po truputį ir prasidėjo, na jau taip sekėjai patys pradėjo ir bendrauti, ir kelti tą turinį, tos klausimus ir darbo pasiūlymus. Tai pirminė ta idėja tokia buvo iš noro padėti ir jinai mane labai motyvavo. Tai aš manau dėl to ir susikūrė ta tokia stipri bendruomenė, dėl to, kad aš iki šiol labai tikiu tą idėją ir nėra stabdžių man. Bet ar jūs pačią palėtė, ar jūs matydavot artimųjų, draugų, pažįstamų rate, kad mamoms sunku susirasti darbą? Taip, pačios manęs nepalėtė, nes tuo metu mano dvynukams buvo 7 mėnesiai, tai apie jokį darbą aš ten tada tikrai negalvojau, nors paraleliai irgi kaip ir dirbau, socialinius tinklus administravau, tai ta pagrindinė mintis, kuri ir dabar yra apie marketingą. Bet mano draugės, jos jau kai kurios grįžinėjo į darbą ir viena draugė išvien man rašė, kad jis negali surasti darbo, arba kai suranda, tai netinka laikas jai, nes reikia vaiką nuversti ir nespėja po to pasiimti. Tai žodžiu, kelis mėnesius man rašė taip. Aš siuntinėjau jai darbo pasiūlymus, vėliau kažkaip pastebėjau, kad nenoriu aš įkyriai jai siūsti tos darbo pasiūlymus. Ir man tokia vis mintis buvo, kad kažkas slypi už to daugiau. Čia ne jos vienos problema, kad tai daug mamų turi tokią problemą, tai dėl to po vieno pokalbio su savo anglų mokytoja, tada dar ir mokiausi, kai vaikai leido visai, nes galėjau pažaisti ten su braškučiais, nebuvo taip, kad atiminėjo ten kompiuterį, telefonas ir panašiai. Tai tuo metu su mokytoja kalbėjom apie savanorystę. Ir aš paplėtojau tą temą, kad norėčiau visai padėti mamoms surasti darbą, bet, nežinau, kaip ir neturiu kažkokio pradinio kapitalo, kaip čia pradėti man viską. Jis sako, tai kas tau trukdo padaryti Facebooko grupę ir ten, tai čia tau niekas nekainuoja. Ir aš iš tos inercijos tokios, nes pas mane yra taip, kad noriu, iš karto turiu padaryti. Ir tas mano bruožas turbūt ir atvedė mane iki čia, kur aš dabar esu. Tai po to pokalbio su mokytoja iš karto padariau. Turiu labai gerų daug draugų. Turbūt daugelis draugų man padėjo, nes iš esmės kažkada aš jom kaip ir buvau padėjus, tai gal jautėsi skolingi ir panašiai. Tai tas toks pirminis grupės prisipildymas buvo vien iš draugų ratų. Kiekvienas savo draugus pakvietė, vėliau dar, ir taip pildėsi. Taip, bet draugų matyti vis tiek neturite tūkstančiais, tai gal buvo 10 tų draugų, o kaip vėliau tą grupę auginote 10 000, kada atsirado, 20 000, kada atsirado? Jo, 20 000 čia turbūt buvo iš tikrųjų po 2 mėnesių net. Tai labai daug, žinokit, rašiau ir tiesiog. Influenceriams rašiau, ten pavyzdžiui, mamoms vedančius blogus, kad aš turiu tokią idėją ir ar galite man padėti. Tiesiog užsiminti. Labai daug moterų savanoriškai padėjo ir pas save profiliuose pasidalino. Aišku, buvo tokių, kurie kaip čia pasakyti, praskipino, neatrašė nieko. Po pusės metų žiūriu, rašo, jau domina, tokių buvo. Bet esu dėkinga tom, kurios pirmiausia starte labai daug padėjo, nes tiesiog nemokamai. Galiausiai, kai jau monetizavau grupę, tai man jau būtų gėda prašyti nemokamai, tai kartais prašydavau ir barterių, nes jau buvo, pavyzdžiui, panašus sekėjų skaičius, tai mes vieną kitą pareklamuodavom, o vėliau ir mokėdavau labai dažnai. Apie monetizavimo grupės pakalbėsim dar truputį vėliau. Jūs paminėjote labai gerą dalyką, ko daugelis žmonių nedrįsta. Jūs įkūrėte grupę, ją norite reklamuoti, kad sužinotų kuo daugiau žmonių ir jūs tiesiog paprašėte influencerių pagalbos. Ir kas blogiausia gali nutikti? Tiesiog, kad neatrašo, nes dažniausiai, jeigu net nesutinka, tai tiesiog neatrašo, nes yra tokia funkcija Instagram'e pamatyti žinutę ir kad nebūtum pastebėtas, kad tu pamatai. Tai
net mažai kas buvo iš tokių, kur, pavyzdžiui, parašė, kad nenoriu, nedomina. Tai tiesiog, kam neįdomu buvo, tai tas ir neatrašė. Bet apie 40% žmonių sutiko ir jiems patiko tiesiog ta pati idėja. Ir iš tų 40% žmonių, kurie sutiko, kurie padėjo, paviešino, atėjo didelė dalis tų sekėjų? Iš kiekvieno influencerio maždaug, aš nepasakyčiau, kad daug atėjo, apie ten, pavyzdžiui, iš vieno 200 žmonių, iš kito 300 žmonių. Mano kita draugė, jinai irgi administruoja dabar grupę, labai padeda jai, man tai jinai man labai daug padėjo kvieti ir draugus, ir pavyzdžiui, kažkur kitose grupėse komentavo, kad yra tokia grupė, jeigu norite, pavyzdžiui, jeigu į temą, aišku, jeigu ieškote darbo, tai jos įdirbis labai didelis irgi buvo. Aišku, aš tas idėjas generuodavau, pasakydavau, kam ką padaryti ir visas veiksmas taip ir vyko. Kokie tolimesni veiksmai? Ar įmanoma grupiai pirkti reklamą? Ar pirkote reklamą? Ar dar galvojate kažkaip kūrybingai, tarkim, paprašyti influencerių pagalbos? Aš jau dabar kaip ir susistabdžiu su to tokiu stipriu auginimu, nes mano tokia minčių koncentracija ir motyvacija eina į mokymus, į marketingą, o grupė jau eina šalia. Ir po truputį kapsite sekėjai, aišku, jeigu aš įdėčiau dar ir būčiau susikoncentravęs labiau į grupę, tai taip, jinai dar labiau augtų, bet aš manau, kad 44 000 tai puikus skaičius, kaip ir gal startui, o vėliau, manau, savaime jie ateis, kai bus paleistas puslapis, nes bus paleistas puslapis, bus paleista mokama reklama ir vis tiek jau viskas kitaip, nes pavyzdžiui, jeigu uždara grupė, jai reklamos negalima paleisti. Jinai tiesiog galima tik tai viešam puslapiui paleisti, tai dėl to taip tą uždarą grupę sunkiau išpopuliarinti nėra taip lengva. O paleidus web puslapį, aš manau, ta sklaida padidės ir daugiau žmonių sužinos apie tą uždarą grupę. Kaip uždarą grupę galima monetizuoti, nes kaip suprantu, jūs uždirbate pinigų iš grupės? Taip, aš uždirbu pinigus, aš moku administratoriai kitai, kurie kelia darbo pasiūlymus ten. Taip pat pas mane yra moderatorės, kurios savanoriškai pradėjo dirbti pačioj pradžioj. Tai grupės pasiekiamumas labai didelis, nes viskas dažniausiai taip būna, kad kažkokios grupės yra, tai kas išmeta žmogui ant to feedo, tas išmeta, tą perskaito. O mamų darbo biržoje viskas veikia kitaip, nes mamos suinteresuotos užeiti į puslapį ir paskrolinti, pasižiūrėti darbo pasiūlymus. Tai nėra taip, kad išmes kažkas ant feedo ir joms gerai, ne, jos užeina. Tai reiškia, kad kiekvienas postas gauna labai daug pasiekiamumų. Tai nėra taip, kad įkeli kažkokį reklaminį postą ir jį mažai žmonių pamato. Tai aš monetizavau tiesiog tos mokamus postus, nes, pavyzdžiui, daug yra kūrenčių mamų, bet tai grupė ne mamų turgelis, kur pardavinėt. Bet jeigu nori prisistatyti savo veiklą, ką tu pardavinėji, tai tada tas postas būna mokamas. Ir apie 70–80% postų gauna virš 10 000 pasiekiamumų. Aišku, būna tų ir 20%, bet tas 20%, tai pavyzdžiui, blogai parašytas postas, neįtraukiančiai arba neįdomu, tai čia visada yra išimtis. Ar ateina pas jūs ir prekės ženklai, nes tai yra didelė mamų grupė, o mamos juk viską perka? Jo. Ateina labai daug iš tikrųjų įvairių ir prekės ženklų, ir pačios mamos, ir paslaugos reklamuoja. Aišku, mes nesistengiam padaryti tiesiog reklaminės kažkokios grupės, viskas su saiku. Ten, pavyzdžiui, leidžiam kokį 1–2 reklaminis postus per dieną, nors tų postų būna virš 30 per dieną. Tai, prižiūrim, kad netaptų kažkokių turgelių ir panašiai. Ir paraleliai dar, vis tiek buvo tokių, kurie, kodėl čia negalima, ašgi mama, aš ieškau kaip ir uždarbio, bet vis tiek, čia ne turgelis. Tai padarėme dar grupę Mamos kūrė. Tai ten apie 3000 sekėjų, tai ten mamos, kurios kūrė, tiesiog irgi prisistato ir
pristato savo tas prekes. Bet jos ten nemokamai, vienas su kitom dalinasi, ką Taip, jos ir dar kuria. padarytas postas atskirai, kur paslaugos, kur prekės, taip pat atskiras postas tinkliniam marketingui, atskiras postas, kur su finansais susiję, nes iš esmės pas mane viskas labai griežtai. Aš tokia taisyklių mėgėja ir kodėl pamylau tą grupę, nes dažniausiai, kur buvo darbas iš namų, nes tai visiems tokia siekiamybė, ten užteršta nesąmoningais kažkokiais darbo skelbimais arba tas pats per tą patį, pavyzdžiui, tinklinis marketingas, o labai daug yra tokių darbo skelbimų, kad, pavyzdžiui, tinklinio marketingo man nesiūlykit. O kai užeina tokia grupė, kur darbas iš namų, ten iš vien tinklinis marketingas. Tai dėl to tokios grupės nelabai sekė. Tai pradžioje pas mane irgi taip buvo, bet aš jau pamačiau savo auditorijos bendruomenės nepasitenkinimą, tai padariau, pavyzdžiui, atskirą tam postą. Tai viskas labai tvarkinga, komentarai irgi trinami, jeigu ne į temą ir į temą, ten, žodžiu, viskas labai griežta. Ar jūs ir įkūrėte su tuo tikslu, kad kada nors užaugsite, grupė bus didelė, galima bus monetizuoti? Ar, kaip sakote, jūs tiesiog norėjote kurti, dalintis darbais, padėti mamoms susirasti darbą ir paskui tik atėjo ta mintis, kad galima iš to uždirbti? Pirmiausia buvo idėja, ne pinigai mane motyvavo ar kažkas, tiesiog iš idėjos padėti, iš idėjos pritraukti bendruomenę, kad būtų kuo naudingai bendruomenė būtų, kad žmonės dalintųsi, kad kurtų savo ten diskusijas ir panašiai. Ir vėliau tik tai jau pamačius gal net žmonių tokį norą reklamuotis, aš supratau, kad viskas jau taškas, ne taškas, gal skambutis, kad Viktorija daryk kažką, nes čia net metinėsi visiems reklamos, jeigu nori, tiesiog pasakai mokestį, jeigu tinka, tai valio viskas. Nėra pas mane iš tikrųjų kainos labai kosminės, nes kiek mačiau žmonių atsiliepimų, tai pavyzdžiui, kur reklamuojasi kitur, moka po 10 kartų daugiau sumas, o pasiekiamumų beveik nebūna. Tai, nesistengiu labai pasipelnyti, tos, kaip ir sumos irgi adekvačios, bet pirmiausia buvo idėja sukurti tą tokią stiprią bendruomenę, nes, tikrai to trūko. O kaip jūs sugalvojate kainodarą, pasiskaičiavote? Ar tiesiog sugalvojate, kiek reklama kainuotų jūsų puslapyje? Dėl kainodaros tai viskas šiaip palaipsniui buvo. Tiesiog mačiau, pirmiausia, viena kaina buvo, aš matau, kad labai daug žmonių ateina, labai tada supranti, kad nenori to turgeliaus. Tada pakeli kainą, vis tiek ateina, pakeli kainą, vis tiek ateina. Bet nėra tokio masinio pirkimo, tai tiesiog žiūri į žmonių reakcijas, kiek ateina, nes jeigu per daug žmonių, tai faktas, kad tu negali eiti ant kiekio. Tu reikia grupės kokybės, o ne kiekybės, kad visi čia reklamuotųsi ir tu sėdi ir pinigus savo tik tai renki. Kiek kainuoja reklamuotis jūsų grupėje? Postas 25 eurai dabar. Tai tikrai labai prieinama kaina. Taip, nes kitose grupėse aš žinau, kad 700 moka už postą, kuris nieko gero neatneša ir panašiai. Tai net ne followerių skaičiuje esmė, o pačiame pasiekiamume. Nes gali grupė turėti 100 000 followerių ir grupė būti visiškai mirusi. Tai ten pirk, nepirk ir nieko iš to nebus. Kaip atėjo tuomet mintis mokyti mamas, kaip kurti socialinius tinklus Instagrame, pavyzdžiui? Aš pati jau turiu virš 6 metų patirties būtent marketinge ir viskas susidėlioja taip natūraliai turbūt, nes aš grupėje pradėjau kalbėti apie darbus, kuriuos mama gali dirbti. Tai faktas, kad tai socialiniai tinklai, pavyzdžiui, IT kažkoks, IT dar kažkokie asistentai virtualūs ir panašiai. Ir pradėjom man rašyti mamos, ar galim padėti, kaip aš pradėjau administruoti socialinius tinklus. Tai žodžiu, išėjo taip, kad
pradėjo klausinėti viena, kita, trečia ir aš supratau, kad reikia kažką daryti. Tai ir vėlgi buvo kažkoks skambutis. Tai padariau Dirba mamos Instagramą, kur būtent orientuojasi į marketingą. Na ir įdėjau visas savo marketingo žinias tiek į grupę prieš tai, tiek į Instagramą. Instagram'e irgi per, kiek čia bus greitai metai, 6000 sekėjų, visi gan aktyvus, visos rašo, labai dažnai ir parašo, ir komentuoja, tokia irgi labai stipri bendruomenė. Tai pradėjus vesti Instagramą, pirmieji mėnesiai tiesiog buvo dalinimas informacija, kaip ką daryti ir panašiai, net apie UŽT tos visus finansuojamus mokymus irgi kalbėjau, apie tos pačius socialinklus, kad ten galima irgi išmokti nemokamai. Ir sausio mėnesį ir vėl buvo kitas skambutis, kai mamos man pradėjo, tai Viktorija, tu nesiruoši mokymų paleisti. Nu ir aš tada galvoju, ir aš, kai esu tokia introvertė, aš bijojau, labai bijojau, nes, kaip čia online galvoju reikia, ar įrašyti, turbūt nebus taip gerai, kai nebus online. Žodžiu, tai atsisėdau vieną dieną ir vėlgi iš tos inercijos įrašiau stories, sveiki, mamos, greitai bus mokymai. Padėjau telefoną ir galvoju, viskas, nėra kelio atgal. O marketingas? Ar tai marketingas, jūs kalbate socialiniuose tinkluose marketingas, ar kaip ir prekę parduoti, ar apskritai apie marketingą? Kaip plačiai jūs apimat, kaip plačiai mokote? Aš labiau, iš tikrųjų, aš nekalbu ten, mano auditorija paprastos mamos, jos nėra ten nei interneto kažkokie socialinklų gurų, kur aš mokau, nekalbu sunkiom frazėm, nekalbu sunkiais žodžiais, tai aš einu per tą paprastumą savais žodžiais paaiškinti mamai, kaip vystyti savo verslą socialinkluose, kad jai nereikėtų daug išnaudoti resursų, nes viskas iš tikrųjų per mano patirtį, nes aš neišnaudojau daug resursų ir patiems socialiniams tinklams, savo Instagram'u, kai monetizavau, tikrai labai mažai aš įdėjau pinigų ir į tą pačią grupę labai mažai įdėjau pinigų, tai aš viską per savo patirtį mokau jas. Nes, buvo pirmieji mokymai Instagram'ų mokymai, vėliau stories mokymai, kiti klientų ir sekėjų auginimo, tai ir vėlgi, jeigu žmogus turi daug pinigų, tai faktas, kad galima per metus laiko ir 50 000 sekėjų surinkti, bet kaip tai padaryti, neturint lėšų, tai tą mokau. Nes mamos, tai tas taškas, kai žmogus neturi pastovaus pilno etato darbo, mažai tų lėšų, bet nori savo verslą įkurti. Tai iš tikrųjų sunku, jeigu neturi kažkokio turtingo vyro. Tai aš orientuojuosi į tai. Tai idėja, tai nėra ir vėlgi galėčiau ir vėl sukurti kažkokius mokymus, nustatyti kosminę kainą, sunkiais žodžiais pakalbėti ir pirkit. Ne, čia iš kitos idėjos. Labiau ir vėl padėti, kaip ir ta grupės idėja irgi buvo. Ar jūs monetizavote Instagramą, sukūrusi Dirba mamos per tai, kad parduodote mokymus, ar turite ir čia reklamos užsakymų? Dirba mamos Instagram'e monetizavau kai mokymus būtent, bet dabar aš viską kartu tiesiog turiu vieną skiltį, kur ir apie reklamą grupėje, tai užsakymų būna kasdien ir mokymų, ir grupės užsakymų. Viską sudėjau kaip ir vieną ir viskas kaip ir aišku. Ir statistika, ir kainos visas surašytos, tai kaip ir viskas vienoje vietoje. Kaip suderinate šias veiklas, nes ir mokymai, sakėte, ten turite administratorių, mamų darbo biržą, mokymus, kaip suprantu, vedate gyvai, ar turite paruošusi medžiagą, kuri persiunčiate? Tai pirmus vedžiau gyvai, labai bijojau, bet tas pirmas žingsnis buvo, vėliau supratau, nėra ko bijoti, antrus irgi gyvai, o vėliau jau vaikai paaugo ir nebuvo taip, kad jie miega ir aš savo ramiai gyvai vedu ir panašiai, ten kažkaip man vaikai buvo mažesni, kažkaip lengviau net buvo, o kai paaugo, tai aš jau supratau, kad aš negaliu taip, tai aš įrašą padarydavau
ir paleisdavau įrašą. Nu, bet niekas nuo to nepasikeitė, net daugiau pradėjo pirkti, turiu tokias mamas, kurios tik tai laukia, kada čia mokymai išeis, ar bus, ar greitai. Tai tas kaip ir įrašai tie dabar yra. Turite dvynukes, netrukus turėsite trečią. Kaip namuose pasiskirstote buitį ir vaikų priežiūrą su vyru, nes jums reikia laiko savo veikloms vystyti? Oi, čia labai sunku ir kiekviena diena jinai tokia skirtinga, bet prieš tai dar neatsakiau į klausimą dėl padėjėjų, dėl administratorių, tai turiu jau gan didelę komandą, kuri man padeda. Tai turiu, kas kūrė man turinį Instagram'o, aš tiesiog pasakau, ką padaryti, kaip padaryti, man surašė viską, nes man kompiuterį ištraukti, tai misija neįmanoma tiesiog. O išgaudyti laiką, kad jos miegotų kartu, tai irgi loterija tokia, aš negaliu taip rizikuoti, nes būna labai dažnai, kai viena miega, kita nemiega, kita eina žadint, žodžiu, toks chaosas. Tai man tenka tik tai deleguoti darbus. Aš galiu laikant vaiką, gaminant, sugalvoti idėją, paimti telefoną, parašyti, padarykit tą, vieną, kitą, trečią, ketvirtą dalyką. Faktas, kad aš daug ir pati darau, bet tas daug padarimas, tai kai vaikai miega, ar vėlgi aš ten su telefonu, kai vaikai žaidžia, kartais užgaunu, pavyzdžiui, 10 minučių, man tų 10 minučių irgi užtenka, nes tos visos idėjos, jos prieš tai yra suformuluotas, tai man tik tai padaryti reikia. Dėl buities, tai mes su vyru 50 pas mus niekad nebuvo taip, kad moteris turi tvarkytis, moteris turi gaminti, nors faktas, kad gaminu dažniau aš, labai dažnai gelbsti mus atvežimas į namus maisto, kas be ko, bet čia jeigu ir darbo nebūtų, nes su dvyniais yra kas veikti, iš tikrųjų yra ir mano pagrindinis darbas turbūt būna ryte, kai juos dar miega ir vakare, kai jau irgi užmigusias, aš dar 2 valandas scrollinu telefone. Kartais tos mintis ateina ir naktį, kai jos atsikelia. Aš jau negaliu užmigti, nes mintis plaukia, va čia reikėtų tą patobulinti, tą dar padaryti, tai greitai užrašau į nautus savo. Na ir viskas. Ir kitą dieną jau tik tai deleguoti darbus ir įvykdyti. Tai vyras ir tvarkosi namuose, ir kai reikia, ir valgyti pagamina, ir vaikus prižiūri, kai reikia, ir tikrai dalinatės tos rūpesčius ir buitį, taip maždaug. Nors jis dirba iš namų ir ypač dabar jam tenka labai dažnai ateiti man padėti, nes dėl nėštumo nelabai jau galiu, pavyzdžiui, pakelti vaikų, arba kai pradeda 2 peštis ir panašiai, tai dažnai jam tenka ateiti, padėti man dėl maisto gaminimo, tai kaip paprašau tik, tai labai retai prašau, bet tvarkomės jo kartu. Visada turėjom net atskirą zonas, tu tą tvarkai, aš tą tvarkau, tai aš sakyčiau, gal moters tokia karjeros sėkmė auginant vaikus, tai šalia labai geras vyras, kuris negulės po darbo televizorių nežiūrės, yra geras, nes kitaip tikrai nebūčiau tiek pasiekus, jeigu ne vyras. Kalbamės apie tai ir atrodo, savaime suprantama toks dalykas, kad bendri vaikai, bendra buitis, bendrai ir dirbam, bendrai tuo rūpinamės, bet kažkodėl dažnai mes visuomenėje matome kitokių pavyzdžių, kad moteris ten tuos 3 kampus laiko. Ir tuomet, aišku, sudėtinga vystyti savo veiklas, kažkokiais hobiais užsiimti. Kaip manote, ar čia jau pati moteris turi turėti mintį, tokią filosofiją, galvoti, taip, kad reikia būtinai maždaug per pusę pasidalinti, kad aš spėčiau neapsimti darbų, ar čia visuomenės labiau primetamas dalykas. Kaip, pavyzdžiui, pas jų šeimoje susidėlioja. Nes, tarkim, mano šeimoje aš pirmus metus su trupučiu buvau vaiko priežiūros atostogose, dabar tėtis vaiko priežiūros atostogose ir man tai atrodo savaime suprantama. Labai daug kas stebėsi ir sako, kur tu vaiką padėjai, sakau, tai tėti vaikas turi. Ir tarsi atrodo savaime suprantama, ir su jumis kalbu ir klausau jūsų, kad jūs tą buitį dalinantis savaime suprantama, bet visuomeniai nėra savaime suprantama.
Taip, man atrodo, kad mes dar gyvenam kažkokiais senais laikais, kai moteris stovėjo prie puodų su 10 vaikų, vyras ateidavo namo ir tu man čia ar valgyti parašiau, ką tu veikiai visą dieną, tai ko čia tai purvina ir panašiai. Tai aš manau, kad mūsų visuomenė dar labai daug žmonių gyvena tom mintim, kad taip ir turi būti. Kad žmona turi sėdėti prie tų puodų, gaminti, iki ten, kol vaikams sukaks 5 ir jokio ten verslo, jokio darbo net neturi būti galvoje. Pasisekė žiauriai man, kad mano vyras netokios nuomonės, nes, nežinau, kitaip aš labai blogai jausčiausi, nes vienai mamai tikrai smagu prie puodų stovėti, 10 vakarienių pagaminti, bet nežinau, kiekvienas žmogus labai skirtingas. Gal vienai tai gerai, o kitai ne. Tai pavyzdžiui, man geriau su vaikais laiką praleisti, o vėliau laisvą laiką padirbti. Jeigu, pavyzdžiui, buities kažkokie darbai, tai kartu su vyru greitai susitvarkyti, bet irgi neišblizginam namų, kad ten jau viskas, kad trupinėlio nesimatytų, nes aš žinau, aš sakau vyrui, nedarom to, nes už valandos vaikai atsikels, bus dar blogiau, nieko čia nepakeisime. Tai džiaugiuosi labai tiesiog, kad turiu tokį vyrą, bet jo šeimoje lygiai taip pat buvo. Čia tiesiog jo auklėjimas, jis kitaip kažkaip net iki vaikų, kol man ir pagalbos nereikėjo, jis lygiai taip pat elgėsi ir kartu tvarkydavom ir turėdavom dieną, jis net atsikeldavo šiandien tvarkomės, sakau taip, sako, aš langus valysiu, tu tą, sakau gerai. Tai šiuo atveju, tiesiog, aš manau, kad jau tokį vyrą gavau. Su vyru pasisekė, bet jūs ir pati galvojate, kad taip turi būti, neapsimete, kad taip. Tu sėdėk, aš čia tau padarysiu valgyti, padarysiu tą, sutvarkysiu tamus, nieko nereikia. Taip, aš tikrųjų pati taip ir galvoju, kad taip turi būti lygiai, nors mano šeimoje, kurioje užaugau, buvo taip, kaip visuomenė norėtų, kad, pavyzdžiui, mama valgyti gamina, tvarko, o, pavyzdžiui, tėvas nelabai ten prisidėdavo, kažkiek. Nors aš tokioje šeimoje užaugau, bet mano mąstymas ne toks. Jums tai atrodė neteisinga ir kad... Bet tuo metu gal nieko neatrodė, bet dabar aš tiesiog gyvenu taip, kaip man atrodo, kad turėtų būti. Kas kuriant verslą, galima jau vadinti tai verslu ar veikla verslu, kas jums yra sunkiausia? Sunkiausia turbūt susidėlioti savo mintis, kai namuose įvyksta kažkoks chaosas. Tu žinai, kad tavo mintise labai daug idėjų nepadaryto darbo, o tu tiesiog fiziškai negali to padaryti, nes tau reikia vaikus prižiūrėti, arba ten susirgo kažkas šeimos narių, arba nemiega viena kita, tu žinai, kad tau reikia padaryti ir tu tiesiog surištom rankom sėdi ir nieko negali ir tada galvoje vyksta kažkoks, net ne liūdesys, bet toks būna chaosas, kad nieko negali padaryti, tiesiog tu surišta. O ateina kita diena, kaip ir šviesiau šiek tiek, žiūri, užmigo 2, atsisėdu, padarau ir viskas jau lengviau. Tai būna tokių situacijų, kai priremia mane prie sienos tiesiog aplinkybės. Ir kaip tuomet tvarkotės, kaip sakote, vis tiek randate akimirką kažkada padaryti darbus? Taip, randu, nes būna, yra tarp mano, pavyzdžiui, draugių, tos, kurios kažkokius prioritetus gyvenime turi irgi. Pas mane prioritetas, aišku, šeima ir vėliau padaryti darbai. Ir bet kokiu atveju aš vis tiek randu tą minutę padaryti tą, nes kitaip aš negaliu. Aš visada galvosiu apie tai, nes kitos gal galvoja, kaip pagaminti valgyti. Ir vis tiek atranda tą minutę, kaip pagaminti valgyti ir 3 patiekalą, ir 4 ir desertą pagaminti. Tai aš atrandu minutę, kaip sutvarkyti tą darbą, kitos atranda minutę, kaip padaryti tą desertą. Tai aš manau vis tiek atsiranda to laisvo laiko dienoj, kai gali.
išlaviruoti kažką ir padaryti visgi. Ar turite kokių ryto vakaro ritualų, ar turint dvinius ir laukiantis jau ir dar kuriant verslus jau nėra laiko kažkokiem ritualam? Sau būtent, ar kaip? Sau paskaityti knygą, išgerti ramiai kavos. Ne, neturiu, bet ir tame bėda, nes šiek tiek pamiršau savęs iš tikrųjų, nors patinka ir apie sąmoningumą paskaityti, ir medituoti patinka, bet tiesiog jeigu atrandu laisvo laiko, tai galiausiai sėdu, atrašau žinutės, kurios susikaupė per dieną, mano sekėjų, vėliau dėl grupės kažkokių ten, pavyzdžiui, nesklandumų. Ir tas laikas savo, tai įvardinu. Ir vėlgi laikas su darbu, bet iš kitos pusės man patinka dirbti. Kaip suprantu, prieš gimstant dvynukėms dirbot samdomą darbą, paskui išėjot? Taip. Ar buvo pas jūs mintis, nes skaičiai rodo, kad apie 70% mamų nenori grįžti į tą patį darbą, arba nori keisti, arba daryti kažkokią veiklą. Ar jums buvo tas toks nušvitimas, kad aš noriu kažką gyvenime keisti ir po vaiko priežiūros atostogų ar daryti savo veiklą, ar keisti darbą? Taip, aš tikrųjų, kai paskutinį darbovietį dirbau, aš svajojau greičiau išeiti į dekretą, kad negrįžti į tą darbą. Nes aš iš tikrųjų toks gal laisvas žmogus, aš greitai padarau darbą, čia mano gal toks arkliukas, kai sako, kodėl tu viską spėjai, aš viską greitai padarau, iš tikrųjų greitai, aš visą darbą nudirbdavau iki 12 valandos, kiti tą patį darbą dirbo iki 6. Tai ir sėdėdavau, žiūrėdavau pro langą ir galvoju, išleiskit mane, nes man tos energijos buvo tiek daug, o darbas buvo visas nudirbtas, kaip pavyzdys ir viskas, tu tiesiog sėdi, kažkaip. O tuo metu iš tikrųjų gal buvo kažkokie mano galvoje rėmai, kurie neleido man kažką galvoti dėl savęs, nes aš kaip ir turėjau stabilų darbą, irgi visuomenės įsitikinimai, kad tu turi dirbti tik tai samdomą darbą, nes turėsi visas socialinės garantijas ir panašiai. Ir aš buvau kažkokie tokiuose rėmuose ir bijojau iš jų išeiti. Ir aš galvoju, kad kai pagimdysi vaikus, tai bus tas atskaitos taškas, kai aš galėsiu pradėti. Bet ten buvo taip, kad įmonė bankrutavo 3 mėnesiai iki mano to dekreto, tai aš dar tiesiog darbo biržoje pasidėjau, vis tiek jau negalėjau kažkur darbintis normaliai, tai aš turėjau tokį laisvesnį, kaip ir tokį grafiką ir pagalvoti. Padariau savo dar tokių astrologinių analizių, supratau, kas ir kaip, labai tikiu tom. Tai susidėliojo visas mintis ir man buvo taip, kad kažkur 3 savaitės iki dirba mamos idėjos, aš vis vyrui sakau, blemba, bet kažką noriu daryti tokio prasmingo, su idėja, bet vis nesugalvoju. Ir aš kalbėjau ir vėliau visas tokias, susidėjo viskas į vieną ir viskas, po to reikia tiesiog sėsti ir daryti. Bet jūs, kai sakot, noriu dirbti kažką prasmingo su idėja, bet jau ir turėjo tokią mintį, kad į samdomą darbą jūs nenorėtumėte grįžti. Samdomą darbą ne. Faktas, kad jeigu nebūčiau sugalvojus kažko arba ten išsiplėtus, negalėčiau aš taip, kad sėdėti be darbo. Nors iki dabar dar sėdėčiau, nes ir vėl laukiuosi. Bet tikrai turėčiau grįžti, nes kitaip nelabai gal ir išgyventume. Ar mamos, kurios žiūri ir galvoja, aš irgi noriu kažką dirbti savo, ar reikia tokio kažkokio laukti pašaukimo? Jums atėjo tokia idėja padėti mamoms, ar galima kažkaip praktiškiau pagalvoti? Tą moku, gal imtis to, čia tas neblogai sekasi, ar to nušvitimo kažkokio reikia laukti? Čia turbūt viskas labai individualu, nes per ką eisi, nes man dabar 29 metai ir kai buvo man 28, aš supratau, vis tiek jau pradedi gilintis ir būtent dėl ko aš čia atėjau, gal kažkokia misija, man panašiai dėl to aš tas ir astrologinis užsakinėjau analizės, 1, 2, 3, ten labai pradėjau gilintis ir vėliau galvoti, ar tai tikrai apie mane,
nes, na, žinot, gauni kartais tokią informaciją ir galvoju, nu, blema, nežinau, ar čia apie mane. Bet supratau, kad taip. Ir aš pradėjau mamos klausti, o kokia aš ten buvau vaikystė ir panašiai. Ten. Ir galiausiai susidėliojau savo mintis, kad tikrai aš vat, to noriu. Ir vat, nu, čia gal nebuvo nušvietimas, čia buvo palaipsniui tokia eiga. O dėl, nu, vat, kiekvienas išsirenka savo tokį būdą. Nes dabar pastebėjau tokią tendenciją, kad labai daug, na, ne tik mamų, labai daug nori savo verslų kažkokių ir visas kūrėsi Instagramą, ir visas nori verslininkais būti, ir web puslapius, tai ne visiems ir būtina būti tais pačiais laisvadarbiais. Labai gerai sekasi žmonėms ir dirbti ant kažko ir būti jausti stabiliai, kad vat, turėsi tikrai ten, pavyzdžiui, atlyginimą ir panašiai. Tai kiekvienas žmogus labai skirtingas ir nereikia galvoti ir norėti, kad vat, aš kursiu savo verslą. Dažnai net galvoju, vat, mano ta draugė, pavyzdžiui, siuva drabužėlius ir aš siūsiu, nors nei, pavyzdžiui, nei tu ten turi sugebėjimų, bet jinai mato, kad jai sekasi. Tai ir vat, aš irgi galvoju, irgi taip darysiu. Tai vat, šiuo atveju reikia labai išsigryninti, ką tu iš tikrųjų moki, kur tavo stiprybė. Galbūt tikrai galėsi būti vadovė kažkokioj įmonėj, dirbti ir vadovauti visų skyriumi. Ir tu labai gerai gyvensi iš to. Tai ne visiems reikia to tokio, grinai negrįžti į samdomą darbą. Reikia tikrai pagalvoti, ar tu to nori, ar tai tavo svajonė, o ne kitų. Ačiū už pokalbį.